Sveiki visi, šioje pamokoje kalbėsime apie tokį dalyką kaip sausainėliai, cookies, kukiai, nesvarbu kaip vadinsite, bet tai yra toks dalykas, kuris gali išsaugoti mūsų, sakykime, informaciją savo kompiuteryje ar ten atitinkamai naršyklėje. Na, aš tiksliai nežinau, bet, sakykime, mes galime išsaugoti kažkokią informaciją laikinai tose sausainėliuose ir kol, sakykime, kompiuterio ten failai bus neištrinti ir tiesiog tas sausainėlis bus aktyvus. Ir taip pat mes galėsime nurodyti sausainėlio galiojimo laiką ir kai jis pasibaigs, tiesiog jis jau bus nebeaktyvus ir mes savo informacijos nematysime. Taigi susikurkime paprasčiausią formą. Taip pat mums reikės iš viso 3 failų. Dviejų PHP failų ir vieno HTML, bet galūnė gali būti vis tiek PHP. Ir čia tiesiog susikurkime nedidelę formą. Išsiųskime ją į nustatyti.php failą ir metodas post. Taip pat centruokime viską. Sakykime, jūsų vardas. Pereikime prie kitos eilutės. Toliau, sakykime, atvaizduokime laukelį vardų, vėl vardas. Ir mygtuką saugoti. Štai mūsų forma. Na, štai. Na taip. Štai forma. Čia įvesime savo vardą, paspausime saugoti ir mums išsaugos. Taigi iš karto nustatyti.php failę priimkime informaciją iš laukelio ir išsaugokime į kintamąjį vardas, tarkim, kintamasis vardas lygus post metodu apdorojame laukelį vardas ir toliau nustatome kintamąjį laikas, tai bus timestamp reikšmė iki kada galios, sakykime, kintamasis. Taigi turime paimti dabartinę reikšmę, tai yra dabartinį laiką ir pridėti prie jo 1 valandą, tai yra sekundėmis, nes timestamp reikšmė yra sekundės. Ir prie dabartinės timestamp reikšmės pridėti 1 valandą sekundėmis ir toliau sukurti sausainėlį setCookie integruotą funkciją. Toliau nurodome sausainėlio vardą, tarkim name, nes darome angliškai, kadangi visur naudojame vardas, kad tiesiog lengviau atskirti, kur yra kintamasis, kur yra sausainėlis. Ir jo reikšmė yra kintamasis vardas. Ir jis galioja iki laikas kintamojo. Tai yra dabartinė reikšmė plus 1 valanda. Taigi, sausainėlis vardas bus su reikšme mūsų įvestas vardas ir galios 1 valandą nuo paspaudimo. Ir toliau galime atvaizduoti savo sausainėlį. Tai yra name. Na, iš pradžių turime sukurti sąlygą, jeigu sausainėlis apskritai yra nustatytas. Funkcija isSet. Sausainėliai prasideda kintamuoju šio dolerio ženklu, toliau žemas brūkšnys, žodis cookie ir laužtuose skliaustuose kabutėse sausainėlio vardas. Ir jeigu toks sausainėlis nustatytas, mums jį atvaizduos. Ir štai. Įvedame savo vardą, tarkim. Ir štai mums atvaizduoja Tomas. Na taip, aš kol rašiau pamoką, aš tiesiog išsaugojau. Na, tiesiog atnaujinkite puslapį ir jums atvaizduos nauja sausainėlį, štai. Ir taip pat sausainėliai galios visose jūsų serverio puslapiuose. Na, aišku, jeigu nenustatysite
Na taip pat, kuriant sausainėlius, galima tiesiog nustatyti, kad jis galiotų tik vienam failui, bet tai nėra labai naudojama ir tiesiog tokiu būdu mes nustatome visam savo, sakykime, serveriui šį sausainėlį ir jis galios 1 valandą. Ir būtent su šia naršykle, kadangi naršyklė saugo sausainėlius kažkur savo direktorijose. Taigi, išsaugome sausainėlį ir toliau failę tikrinti.php nusikopijuojame štai šią sąlygą ir atvaizduojame. Ir tiesiog, kaip matote, mes esame savo svetainėje, nespaudžiame saugoti, tiesiog įvedame adresą tikrinti.php ir mums rodo mūsų sausainėlį, kadangi jis vis dar galioja nuo to laiko, kai mes buvome paspaudę. Jeigu mes jį pakeisim, tarkim, į ten kokį nors Paulius, saugoti, toliau nueisime į tikrinti.php ir mums rodys Paulius. Ir tiek. O šiame puslapyje dabar negalime atvaizduoti sausainėlio, kadangi jis yra HTML. Na, jis yra PHP, mes aišku galime pridėti PHP kodą ir čia atvaizduoti. Tačiau HTML kur nors čia negalite. Na, aišku, galite prisekti, ta prasme, visą tą PHP kodą ir atvaizduoti. Na ir pagrindė tiek apie sausainius ir kitoje pamokoje turbūt aptarsime sesijas ir vėlgi pradėsime ką nors įdomesnio, tikriausiai dirbsime su MySQL domenų bazėmis ir tiek. Taigi, laukite kitos pamokos ir nepamirškite prenumeruoti vaizdo įrašų ir sudie.